Sveiki. Praėjusią savaitę prieš vokiečius neatsilaikęs Kauno Žalgiris šią savaitę keliasi į kitą frontą, į rytus, kur Maskvoje laukia įsibėgėjantis CSKA. Apie padėtį Žalgirio stovykloje ir apie CSKA pirmiausia pakalbėsime su Žalgirio komandos treneriu Gintaru Krapiku, vėliau varžovus analizuosime su kitu treneriu Evaldu Beržininkaičiu, na o pabaigai pokalbis su Žalgirio snaiperiu Artūru Milakniu. Sveiki, treneri. Labą. Antrasis Eurolygos etapas labai ilgas, rungtynių dar daug laukia prieš akiją, tačiau pirmos pralaimėtos rungtynės turbūt vis tiek šiek tiek sugadino nuotaiką, bent jau tą dieną sirgaliam, žaidėjam ir žinoma treneriam. Ar tai trukdo nusiteikti kovai tolimesniam rungtynėm, tai yra jau šios savaitės rungtynėm su CSKA? Na, be abejo, kad neprideda tų teigiamų emocijų, kad nesugebėjom pradėti 16 pergalę, tuo labiau, kad žaidėm namie ir pasakysiu taip, kad, sakykime, buvo visi nusiteikę, kad galim arba net turim įveikti ir gal dėl to tas nusivylimas buvo dar didesnis, kad pralaimėjom namie ir pralaimėjom stipriai. Galbūt mums treneriams buvo tas toksai pralaimėjimas, kad dar ir kaip pralaimėjom, galima pralaimėti rungtynės, bet galvoju, kad truputį per anksti nuleidom rankas, atsimušė į tikrai stiprią gynybą, kuri mus truputį išmušė iš vėžių, o patys priešininkai tikrai pataikė labai, sakykime, labai gerai ir tame tarp ir sudėtingus metimus, kas neleido mums net priartėti ir pasivyti juos. Šį kartą nuleidom tikrai rankas ir tas labiausiai nuvylė. Bet ar tai trukdo pasiruošti kitoms rungtynėms? Na, aš galvoju, kad vis tiek tas pirminis nusivylimas būna, bet vis tik tai, kaip saka, rytas visada protingesnis už vakarą ir pasižiūrėjom įrašą ir pakalbėjom ir su žaidėjais, jie lygiai taip pat pergyvena, nes jie lygiai taip pat nori laimėti, bet tuo metu taip atsitinka. Čia galbūt ne tema, bet pasakysiu, kad nuvažiavęs Müncheno Bavariją Vokietijos čempionate kitas rungtynės pralošė triuškinančiai vietinį čempionatą ir pirmą rungtynių dalį pataikė, nei vieno tritaškių iš 10 nepataikė, taip kad tos rungtynės prieš mus labai gaila, mums buvo pačios geriausios jų šiame Eurolygos sezone, bet čia mums nuo to nei kiek nelengviau. Na, aišku, mes nepataikėm tritaškių, gal Maskvoje pataikysim. Aišku, dar liko 13 rungtynių, antrajame etape dar ne viskas prarasta, tačiau reikia pripažinti, kad varžovas rimtas. Kokie tikslai Maskvoje keliami? Na, aš galvoju, kad kiekviena komanda ruošiasi nugalėti ir kitaip būti negali ir mes ruošiamės lygiai taip pat daryti, nes nesvarbu, koks tas priešininkas, kaip jie ten vadinasi ir vardai. Aišku, priešininkas labai galingas, jie susidaro toks įspūdis, žaidžia truputį, užtraukia rankinį stabdį, naudoja tiek energijos ar tiek meistriškumo, tiek kiek reikia, nes ten eilė rungtynių, ar imkim VTB lygoje prieš Neptūną po pratęsimo, Krasnodaras po pratęsimo, prieš Rygos VF paskutinės rungtynės 4 taškais ant pat galo, ta prasme, jie šiek tiek dadeda, kiek reikia laimėti rungtynės, bet jie visas laimi, reiškia, yra tikrai aukštas žaidėjų meistriškumas, jie žino, kad nepilnai žaidė rungtynės, gale vis tiek jas laimės, kas ir atsitinka ir parodo jų potencialą. O mes, aišku, turim žaisti visai pilną jėgą, kad galėtumėm įvykdyti tai, ką planuojam. Rezervai. Mūsų dar šitoj grupiai žaidėjų yra dar daug to rezervo, kurį galima būtų panaudoti, gal ir tas, ir pas mus šiek tiek gal. Aš galvoju, kad sužaidus bet kokias, kad ir geriausias rungtynės yra rezervo, o kai sužaidžiam ne kokias rungtynės, tai be abejo yra. Aš galvoju, kad vis tik tai mes bent jau didžiąją rungtynių dalį visai neblogai gynėmės prieš priešininkus ir analizuodami rungtynės matėm, kad kartai žaidėjim negalim papriekaištauti, kad jie blogai gynėsi, bet priešininkas įmetė. Bet aš galvoju, kad tose rungtynėse mes patys turėjom problemų įmesti krepšį ir pataikymo procentas buvo labai prastas. Mūsų pagrindinis snaiperis, sakykime, Džestinas, kuris šiaip jau buvo mūsų garantas tų pataikymų 1 iš 8, tuo labiau, kad pataikė pirmą, galvojam, čia emocijos teigiamos padės, taip neatsitiko ir apsižvalgom, kad tikrai sunku mums mesti tą krepšį, susidūrim dar su galinga priešininkų gynyba, kuri laisvai iš po krepšio taškų mes neleidžia, iš toli nepataikėm, tiek ir tai reikėjo. Apie CSKA puolimą dar pakalbėsim su Evaldu Beržininkaičiu vėliau, bet apie gynybą turbūt irgi, gynyba CSKA verta turbūt dėmesio, ar ne? Lengva tikrai nebus. Na, aš galvoju, kad vis tiek treneris Mesina žinomas kaip tikrai geros gynybos specialistas, ypatingai kas liečia krepšio gynimą.
artimiausiuose prieigose po krepšių, galbūt jie kartais net provokuoja arba labiau leidžia mesti tritaškį metimą, negu ten praėjus lengvai iš po krepšio arba įvedus kamuolį patogioj vidurio puolėjo pozicijoje, leisti jam lengvai sužaisti, geriau jau su baudos, bet neleis laisvai mesti krepšį, taip kad be abejo, kad laukia labai daug fizinės jėgos, daug kontakto, prieš kurį reikės atstovėti. Tritaškiai irgi bus labai svarbus, kurie, nekrito prieš savaitę. Okay, tikėsimės, kad... Tai taiklių jums tritaškių ir sėkmės Maskvoje. Didelis ačiū. Tritaškininkais CSKA galbūt ir nepasižymė, tačiau ši komanda savo arsenale turi daug kitų labai pavojingų ginklų. Apie juos su Evaldu Beržininkaičiu. Sveiki, treneri. Sveiki, gyvi. Jau kalbėdami, kai galbūt aptarėme Realo žaidimą, sakėme, kad labai daug žvaigždžių ir kažką sunkokai išskirti, bet ten vis tiek galima rasti vieną kitą mega žvaigždę, kaip Mirotičių, tarkim, apie kurį galima kalbėti ilgiau. Žiūrint į CSKA žaidėjų statistiką, tai dar sunkiau kažką turbūt ištraukti tą žaidėją, kurį galėtume pavadinti kaip tą, kuris tempia komandą į priekį. Vienintelis Sonny Vimsas pelno daugiau nei 10 taškų, visi kiti mažiau, bet beveik po lygiai. Sunku išskirti lyderį, tikrai CSKA gretose? Tai be abejo, labai sudėtinga išskirti pagrindinį žaidėją. Aišku, Sonny Vimsas, po to Teodosičius, tokie žaidėjai, kurie gali vieni nulemti rungtynių baigti, tai yra svarbu žaidėjai, nežiūrint į jų pelnomus taškus. Apie Teodosičius šiemet nelabai visada buvo gražiai kalbama, sakoma, kad ne tas Teodosičius, vėl jis tenai slipa ir medį, grybą pjauna, bet kaip yra iš tikrųjų? Taip, pagal taškus gal ir nėra tas žaidėjas, kuris ten, kaip sakant, taškų darimo mašina būtų, bet visgi tai žaidėjas, kuris kontroliuoja komandą, pagrindinis žaidėjas, kuris žaidžia 2 prieš 2 ir tikrai yra svarbus žaidėjas, nepaisant jo pelnomų taškų. Kartais galbūt ir gali paskandinti, bet labai dažnai Teodosičius yra turbūt tas žaidėjas, kuris gali ir iškelti tą skęstantį laivą. Tai be abejo. Priekinė linija CSKA, tai irgi neeilinis yra toks derinys, galima sakyti, net šį sezoną netgi Kirstačius sėdė ant suolo, tiesa paskutinėse rungtynėse su Lokomotyvu pradėjo startinę penketę, bet kai toks žaidėjas gali, kai komanda gali sau leisti tokį žaidėją laikyti ant suolo, pavadinkim, tai turbūt irgi yra šį bei tą pasako. Taip, čia irgi labai stipri jų pozicija, visgi toje pozicijoje ir Kaunas yra, minėtas Kirstičius, taip kad labai stipri pozicija ir bus ką veikti mūsų vidurio puolėjams. Dar turbūt galima būtų žaidėjų skirti po porą, ar ne? Hrepą ir Kailą Heinzę turbūt, ar ne? Hrepą, kuris atlieka labai didelį juodą darbą, kuris irgi, sakykime, taškų nėra labai daug ten, kad vidurkis, bet kovoja dėl kamuolių, metai iš visų pozicijų, tiek vidutiniai, tiek tritaškiai. Puikiai mato aikštę, puikiai perdavimo techniką, tai taip, kad irgi labai sunkiai stabdomas žaidėjas ir didelę naudą duoda komandai. Vien paskutinės rungtynės lik ir po traumos grįžo, 15 taškų, 7 rezultatyvūs perdavimai, 8 kamuoliai, vienas naudingiausių. Tai ir parodo jo meistriškumą. Gal galima pamatyti kažką iš derinių, kaip CSKA žaidžia? Taip, parodysiu vieną derinį, kuris yra labai daug žaidžiamas per rungtynės. Tai užtvara, kaip matėte, Vimsui, čia yra viena ir antra, dviguba užtvara, Vimsas išbėga, priema kamuolį ir tuo pat metu matot, ateina užtvara dideliam ir didelis ar tai per šitą pusę, ar tai per kitą, išbėga ir priema kamuolį. Priemęs kamuolį, ar tai Kaunas, ar Kirstičius apžaidinėja 1 prieš 1. Tai galima sakyti derinys centro puolėjams, ar ne? Taip, tai būtent jiems ir šio derinio kaip opcija vėlgi matėt, viena užtvara, antra, bet dabar jau Vimsas neišbėgo, o tiesiog atšoko į kitą pusę. Ir toks kaip trumpas variantas to derinio iš karto įveda 5 numeriui, kuris vėlgi apžaidinėja 1 prieš 1 arba numetinėja kamuolį. O tas numetimas tai yra čia tolimesnė eiga galimo derinio, ar čia yra improvizacija? Ne, čia jau paprasčiausiai kaip improvizacija, nepavyko užpulti iš karto, tada jau... Ir be derinių, kaip matėm, CSKA gali žaisti, ar ne? Taip, be abejo. Ir dabar dar vienas, vėlgi ta pati pradžia, dviguba užtvara, kaip matėte, dažniausiai čia žaidžia Vimsas. Vėlgi išbėga ir dabar matėt užtvarą didelis dideliam. Ateina, žaidžia su Vimsu 2 prieš 2. Tai vat, kaip matėte, viskas prasideda su tą dvigubą užtvarą ir iš tikrųjų turi daugybę variantų skirtingų. Tai jeigu aš čia pradėčiau visus jums rodyti, tai praktiškai laidos ir nelabai užtektų visos. Tai CSKA nedaug derinių iš viso naudoja? Iš tikrųjų turi derinių nemažai, bet per rungtynės naudoja keletą derinių
ir iš tų derinių daugybė variantų skirtingų yra. Tai... Kaip kažkada sakydavo Vladas Garastas, jeigu jau vienas eina, tai reikia tai, jeigu jis sėkmingai. Taip, iš tikrųjų daugelis komandų taip ir naudoja per rungtynės po 5-6 derinius daugiau, gal kartais, bet jeigu surenki iš 4 rungtynių, tai jau gaunasi daugybė. Supratau, gerai, sėkmės gliaudant ir aišku, tai darant rungtynių metu jau Maskvoje. Rungtynėse su CSKA reikės žaisti geriau nei praėjusią savaitę, kada Žalgiris pataikė tik 6 tritaškius iš 33. Pusę iš jų įsūdė Artūras Milaknis. Jis jau mūsų studijoje. Labas, Artūrai. Sveiki. Šiais metais, šį sezoną, tiksliau gal krepšinio, kalbėkime taip, ekspertai dažnai kalba, kad Žalgiriai yra tokios kaip ir komandoje tokios dvi atsvaros. Yra jaunimas su savo entuzijazmu, yra patyrę veteranai, kurie perduoda savo patirtį. Ir kai pradeda ekspertai vardinti to žaidėjus, kurie vienoje pusėje yra ir kitoje pusėje, labai retai tave paminė. Tai pats laikai save prie ko? Prie jaunimo ar prie veteranų labiau? Nežinau, iš tikrųjų gal jau pagal tuos metus jau nesiskaitau jau jaunimas, bet nepriskaičiau savęs ir prie veteranų. Tai toks užpildau tą terpę, vadinkim. O šiaip jeigu reiktų rinktis pusę, ar nekariauja tos pusės, netenka? Ne, kažkaip atrandam tą ir, aišku, būna šiaip per treniruotės ir pamaišo, bet būna kartais ir jaunimas susikauna su tais, vadinkim, veteranais. Tai dėl vietos aikštelėje. Kaip bebūtų jau, taip pažiūrėjau, kad Žalgiryje, Eurolygoje, Žalgirio gretose debiutavai jau prieš 6 metus ir tai jau 5 Eurolygos sezonas, bent jau trumpai, pirmosios, aišku, teko žaisti. Keičiasi Eurolyga? Aš manau, keičiasi. Taip, gal, ten nėra kažkoks žymus pasikeitimas, bet tikrai, manau, stiprėja. Tais vėlesniais metais tokie būdavo jau išreikšti labiau favoritai. Tikrai tos komandos ir jau važiuodavo į išvyką, tai tik tai, kuo mažiau pralošt, vadinkim, jau net apie pergalę, taip, kalbėdavai, kad važiuoji kovot, bet, giliai širdie vis tiek jau jausdavai, nes jausdavosi ir tas lygis komandų. Dabar kažkaip tas jau suvienodėjęs, visos komandos tikrai yra stiprios, gali bet kas, bet ką įveikti ten. Gal dabar čia išskyrus ten kelias porą komandų, kur jau tikrai dominuoja išvykoje namie, bet šiaip kitos visos likusios komandos tai tikrai yra visos pajėgas ir šitas 16-ukas tai tikrai labai stiprus, ar ne? Taip. Gal tada ir pakalbėkime apie tai, kad, praėjusią savaitę be Žalgirio, galbūt pasakykim taip, pralaimėjimo vokiečiams ir dar tokių nemažų skirtumų, tokių didelių, gal ypatingai sensacijų ir nebuvo Eurolygoje, bet galbūt grupėje, jeigu apie ją kalbėti, galbūt galima išskirti Olympiakos ir Fenerbahče rungtynės, ar ne? Teko matyti tas? Taip, jo, stebėjau, mačiau. Koks įspūdis? Tikrai, kaip sakoma, po tokių savų rungtynių pasižiūri tas rungtynės, tai pamatai, kaip tas iš tikrųjų, vadinkim, tikras krepšinis žaidžiamas, išnaudojamos tos kiekvienos progos, visas išpildymas greičiai, tų klaidų vaikiškų nedarimas, aišku, tas ir susikovės, man atrodo, kad ten tikrai jos abi galbūt net vertos finalo, tikrai gerai sukomplektuotos komandos, tas Olympiakosas, kai jau 2 metai čempionai, jau 3 vėl eina link to, tai tikrai buvo aukšto lygio krepšinis. Olympiakosas lyg ir lieka dar nepralaimėjęs Eurolygoje, o šią savaitę taip pat nebus daug įdomių rungtynių. Grupėje ta pati Fenerbahče komanda susitinka su Barcelona, susitinka Turkijoje. Kas laimės? Jau žaidė 2 kartus šį sezoną, abi komandos pasidalino po pergalę namuose. Jo, teko matyti, man atrodo, antras rungtynės, kaip Turkijoje žaidė su Barcelona ir ten visas rungtynės lyg vedė turkai, bet ant pačio galo ten vos neprisižaidė, ar ten keliais taškeliais. Tai sunku pasakyti, manau, vis tiek turkai turėtų neišleisti pergalės, ypač žaidžiant namuose, nes realiai tai kiekvienas taškas yra svarbus. Dar vienas įdomios rungtynės Ispanijoje, taip pat komandos jau žaidusios 2 kartus. Pirmajame etape Laboralis žaidžia su Panathinaikosu. Kas laimės? Čia irgi sunku pasakyti, čia, kaip aš sakau, tai tikrai lygus varžovai ir tokiuose nelabai, manau, daug ką gali lemti ar namuose, ar išvykoje žaidinės, nes komandos tikrai apylygės, daug patyrusių tų žaidėjų, daug matė visko, tai iš tikrųjų sunku būtų prognozuoti, bet gal
šiuo metu, manau, geresniai formai yra ispanai. Ispanai. Gerai, mūsų grupė. Izraelyje mūšis Maccabi su Lokomotyvu. Maccabi laimės? Manau, kad turėtų laimėti. Aišku, ten linkiu sėkmės Mantui ir visiems lietuviam, bet manau, kad truputį jie buksuoja šiuo metu. Bet, aišku, manau, kova tikrai bus, bet turėtų, mano manimu, turėtų švęsti pergalę žydai. Vokietijoje Bayernas su Partizanu žaidžia. Vokiečiai tikrai favoritai po mūsų varžybų, bet ir serbų mokykla tikrai gera, bet nustebino tikrai vokiečių žaidimas ir pogrupį gerai iš tikrųjų žaidė ir jie tą išlaiko savo agresyvumą ir viskas, namie, manau, dar agresyviau jie žaidžia, tiek puolime, tiek gynyboje, tai manau, pergalės neišleis į savo rankų. Ir dar Realas, aišku, žaidžia prieš turkus namuose, Realas turbūt turėtų laimėti, ar ne? Jau, čia tai viena iš tų komandų. Manau, serija nenutruks dar jų pergalių. Kada jau jie čia klups? Sunku net pasakyti, iš tikrųjų, mūsų pogrupį, tai jiem turėtų tikrai rimtesnį iššūkį mesti Maskvos klubas ir tas pats Maccabi. Jie namuose tikrai, manau, ten kips į atlapus jiem daug rimčiau ir galbūt net ir nutrauks tą ilgą jų seriją. Vis tiek kažkada ateina galas. Turi kažkada nutrūkti. Gal net ir mes nutrauksim, kas ten žino. Taip, o mes su CSKA ką darysim penktadienį? Kaip mums ten? Ruošiamės šitai dvikovai, nes tikrai gavom tikrai gerą šaltą dušą po pirmų rungtynių, tai nežinau, bandysim pasinaudoti tikrai progą, nes nėra tas CSKA, kuris tikrai nebūtų nugalimas. Sakau, tiek stebėjom, bent jau aš mačiau jų paskutinės 2 rungtynės, tai tikrai nebuvo kažkas tokio stebuklingo, kad ten jau, nežinau, nebūtų šansų. Manau, tikrai turim šansus ir tikrai neblogus, jeigu susikaupsim ir išpildysim viską iki galo ir galim tikrai netgi iškovoti pergalę. Na, po šalto dušo, rusiška pirtis, sėkmės joje. Dėkui. Akivaizdu, kad šią savaitę Eurolyga mums žada daug įdomių rungtynių. Tačiau, žinoma, pačios įdomiausios mums vyks Maskvoje 18 val. Penktadienį. Ta vakarą stebėkite tiesioginės Žalgiris TV transliacijas iš Žalgirio arenoje įsikūrusios Žalgirio ambasados. Tikslų transliacijų laiką sužinosite apsilankę internetinėme puslapyje zalgiris.lt. Iki.